Čia man draugas padovanojo, supranti. Pasakė, kad niekad neužmirščiau plauk. Matai, va, čia yra kanojos irklas. Matai, va, koks va. Bet tuo pačiu, žiūrėk, va, ir pipkė, matai. O, pipkė padaryta. O čia gali patraukti, va, supranti, va. O čia dūma eina, va. Ir kloja, ir, kai sakoma, plauki, žinai, nu. Aišku, priklauso, kas į pipkę įdėtas. Žiūrėk, va, Titaniką statė profesionalai ir jis nuskendo, o Nojus buvo mėgėjas ir išplaukė. Čia, žinok, ant mano, va, aukščiausios lygios amerikiečių va šitas yra super patio, čia išskudriname, čia pasirodo turčių rūmas, tu supranti, atsako, čia irgi momentas, tu supranti, ant mėšlo krūvos tokia striukė melžt karvę, tu supranti, kaip parodija visiems dizaineriams, va. Čiut neapsiverčiau. Žinok, iki pirmo pasaulinio karo Vokietijoje karvės net buvo naudojamos transporto. Žinok, šlapiam miške, vienu žodžiu, jautis labiau tinka negu arklys. Arklys yra stepinis gyvulys, greičio, o karvė lėčiau juda, yra skeletas stambus, visai gerai, bet to, žinok, naudingumo koeficientas Augustėlį liuks. Pagalvok. Čia kaip jumoras, bet iš tikrųjų, taip labai margumas geras. Jis, žinok, tokiam apsnigtam miške jinai prapultų. Kamufliažas, matai koksai va, kaip partizanas būtų. Pas mane, matai, įtraukta į programą ir laivo skendimas, supranti. Baigėsi plaukiojimas po internetą. Reiks sėst ant karvės inkaro, jaučiu. Eis melžt vairupožė visas, kai sakoma, karvedžio gyvenimas nesibaigė dar.
Pavargau, be tikslo irkluoju. Reiks pačiam susikalt iš visokių atliekų ir plaukt pasroviui. Skaičiau, vienas amerikonas iš sekcijos pasidarė laivelį ir perplaukė Atlantą. Tai va, reikia išjungti. Išjungiau. Nu va, išjungiam. Nežinau, kaip čia išjungti, plytą mest į ekraną ir išsijungti. Augustilė nori sužinoti istoriją. Vienas toks dalykas, kur šiandien va filmavai tą kryžių Liukonyse. Tai ten tokia buvo istorija, kai mes ją statėm, žinai. Kaip tau pasakyti? Plašiau, prašym. Šnekėjo, laikė mišias, paskiau meras šnekėjo, rėmėjai šnekėjo, tenai, vien žodžiu, tiek daug šnekų buvo, žinai, kad žiaulys ėmė jau. Ir paskiau, žinai, sako, ar ne meras, ten šitas kultūros skyriaus vedėjas toks, sako, dabar duosim žodį meistrui, supranti, o, žinai, nei taręsis buvo nieko, žinai, tokiom, žinai, dar tokiom vyžom apsiavę, žinai, kaimiškom, aš tiesiai iš šieno lauko važiavau, supranti, iš šienapjūtės. Tai labai geras oras buvo šienapjūtė. Žinai, einu, prasiskyrė žmonės, aš, žinai, lipu į kalną ir galvoju, ar užsektas mano klynas, supranti, nes buvo sagos ištrūkę, bračia, taip nedrąsu ten pasižiūrėti žemyn, nes visi mane akis susmeigė, bet, žinai, galvoju, kaip bus taip, žinai, užlipau į kalną kaip į Golgotą kokią, supranti, tokios kuo švininė, žinai, aš labai nemėgstu kalbėti, žinai. Bet kai užlipau, žinai, viršui, pasižiūrėjau, žinai, žiūri aplinkui tokia žiedas, toks puslankio aplink kalną, tų baltų skarelių, dėdukų visokių, žinai, dar vieną tokį alkoholiką mačiau pažįstamą, supranti, toks, bet linksmas žmogus toks. Ir, žinai, ir sakau, matai, mums sutagdys dabar. Saulutė, kitą kartą. Vyksta rimtas procesas, vaikeli. Priekabą įtraukti. Aš įtrauksiu. Atsiprašau, tai išmušė iš vėžį, kad mane galina. Tai tu supranti, galvoju, ką čia šnekėti, žinai. Ir sakau, brangus tautiečiai, sakau. O mane toks truputį juokas suėmė, supranti, toks teatras prasidėjo, žinai, toks jausmas, kaip kad aktorium pasidarė. Sakau, brangus tautiečiai, sakau, kaip sakydavo senovės žemaičiai, kad ilgas kalavijas geras dalykas, bet neilga kalba. Aš jau turėjau omeny, kad ten labai buvo daug pripliurpta tų kalbų, žinai, gal valandą laiko ten šnekėjusi. Tai sakau, tai va, sakau, Dievas mane sutvėrė, o aš jį išdrožiau, pardaviau ir pragėriau. Ir tokia tyla, žinai. Aš, žinai, pakartojau iš Boruto, žinai, medinės stebūklai, ten toks Dovinė buvo, žinai, toks veikėjas. Tai va, grinai, tai va, literatūriškai, žinai, gausi. Bet į tokios einu. Ir iškart nusileidau nuo kalno, žinai, šito. Į bubutės pragėrė Dievą, maždaug taip tyliai, supranti.